Taigi sveiki visi. Vėl atvykau prie upės, prie Vokės upės. Dabar yra kažkur apie 19 šilumos rodė ant saulės. Tai pabandysiu vėl prasieiti su lengvu spiningėliu iki 3,5 gramo ir pagaudyti kas kips. Turbūt ešerių. Tai esmė tokia, kad prieš 2 savaitės buvo atvažiavęs, buvo atvėsęs oras, nieko nepagavau. Tada Šventosios upėj prieš savaitę buvau irgi pabandyti, nieko nepagavau. Ir šiandien yra trečias bandymas, tikiuosi išeis kažką iškrapštyti. Yra šiek tiek minusas, kad šiaip žiauriai stiprus vėjas. Tai nežinau, nepasiėmiau mikrofono, nežinau kaip čia seksis filmuoti. Filmuotai seksis gerai, bet kas bus su garsu? Bet nieko tokio. Jeigu jau taip tragiškai bus su garsu, tada uždėsiu muziką, o jūs galėsit pasimėgauti tiesiog pasižiūrėti kibimus, jeigu jų bus. Tai ką, pabiški rišuosi Džigrigo sistemą ir bandysiu pėdinti prie upės. Biškį pamėtyt. Ir matau, kad neužilgo jau imsiu į rankas feederius arba dugninės meškeres ir bandysiu atsidarinėti ežerus. Šiandien turėjau skambutį, paskambino draugas, nuo vieno ežero pagavo 2,5 kg karpį laukinuką. Tai po biškių žuvis, kaip suprantu, pradeda judėti ir pradeda kibti. Tai va, gerai, kol kas tiek, aš rišuosi ir einam prie vandens. Vienas svarbus dalykas, kadangi baisiai daug visur erkių, tai biški nusipurškiu. Geriau būtų, aišku, bensas, bet benso neturiu. Tai kol kas užteks ir šiaip kažkokio tai gausiai pasipurkšti nuodų, nes erkės aktyvios, jų daug. Gal net parodysiu. Blogas ženklas, pirmas metimas ir kibimas. Ar tik neturėsime... O ne, gražus ešerys. Opa! Ešeriukas. Pirmų metimų. Blogas ženklas. Prašau. Prašau. Gražus kuprelis ant raudonos gumos Džigrigo sistema. Kabinam. Padarom nuotrauką ir paleidžiam. Keliaujam namo. Super. Super. Tai koja. Šito tai jau tikrai nesitikėjau. Pavargau. Vienu žodžiu nebežinau, ką daryti. Šiaip žuvis kimba, ešerys kimba principe, bet žiauriai baisus šoninis vėjas. Iš dešinės pusės lygiai taip, grinai gaunasi prieš srovę. Tai su 3 gramais praktiškai nieko negaliu padaryti.
kibimų nesijaučia. Ir kitas dalykas, kažkaip šiandien žiauriai nesiseka, žiauriai daug kliuvinių ir pastoviai laidai. 2 metimai persirišinėjau, 2 metimai persirišinėjau. Tai nežinau, dar vieną kartą bandyt persirišti ar nebandyt. Šiaip kaip ir atradau, ko kimba, tai ešerys ganėtinai neblogai nori lervos arba tantos. Ir būtinas lėtas pravedimas. Tai nežinau, dar kartą gal pabandysiu persirišti, paeisiu dar kažkur biškį tolyn į kitą vietą. Dabar įlindau truputį tarp medžių, nes jau nuo vėjo net užsiskauda. Vėjas tai toks uraganinis, kartais tokiais gūsiais pradeda pūst, kad net meškerė lenkia, kai būri. Tai biškį atsipučiu kelias minutės ir bandysiu paėjėti. Tai va, principė dirba šita tantos spalva. Ant jos pagavau gal 4 ešerius ir 2 spalvų 2,5 lerva. Tai dabar dar kartą persirišu, užsidėjau tantą ir bandau dar kartelį keliauti prie vandens. Dar vienas nutraukimas ir man atrodo baigsiu žūklę, nes nervas ima ir dėl vėjo, ir dėl kliuvinių. O sistema, kaip minėjau, tai būtų žigrygas, 3 gramai svarelis. Aišku, prie tokio vėjo galėtų būti ir didesnis, būtų žymiai geriau, bet kadangi kotas liaunas iki 3,5 gramo, tai tokių svorių dėti negaliu ir neturiu. Žiūrėkit, jeigu matosi kokios bangos į šitą pusę eina, o srovė teka iš tos pusės į ten. Tai jeigu nežinočiau, į kokią pusę teka srovė, tai turbūt atvykęs nelabai ir suprasčiau. Dar vienas ešerys. Nedidelis.
dar vienas gražuolis. Kimba. Duok. Tai va, grįžau į mašiną, baigiu šitą žūklę. Tai trumpai rezumė tokia. Pagaudžiau geras 2 valandas. Esmė tokia, kad didelis vėjas ir per maži svoriai. Manau, kad koks nors dropshotas būtų sudirbęs žymiai geriau, nes būtų galima tikrai per tokį vėją padaryti geresnius pravedimus. O kas daugiau kaip ir nieko, tai visiems dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti laiką, pasubscribinkit mano kanalą, jeigu patinka mano video. Ir iki kito karto. Manau, jau nebe su spinningu. Iki.